Miesto scena kasdien šoka tą patį rutinos šokį. Mes čia užaugome, šią sieną sukūrėme patys, o dabar jos kuria mus. Mane ėmė slėgti šis gatvių pilkumas, kuris ėmė traukti sielą iš mano širdies. Kaip noriu atsitraukti, pailsėti ir įsikvėpti savo gyvenimo kūrybai. Noriu ištrūkti dienai į Europos parką. Taip, tą patį parką, kuriame daugelis lankėsi dar būdami vaikais. Mokyklų autobusai mus vežė čia iš visų Lietuvos kampelių. Tada buvome tokie šviežiagalviai ir žaismingi. Pamenu, viskas tada atrodė taip gyva, gal net sakyčiau stebuklinga. Norėčiau ir vėl pajausti tą parko mistiškumą. Gal pavyks. Reikia tik įkvėpti, iškvėpti, atsipalaiduoti ir tiesiog eiti. Girdžiu, o gal reikėtų sakyti jaučiu, naują dialogą, bet dar nesu čia esančiamis skulptūromis. Pirmiausia, su manimi pradėjo kalbėti gamta. Girdžiu ją. Esu čia ne viena. Visur skraido paukščiai, ošia lapai, brazda medžiai. Man patinka šie į parko pastatus vedantis takeliai. Už kiekvienos medžių kolonos atrandu vis po naują skulptūrą. Kiekviena iš jų iškelia manyje vis kitokį jausmą. Didybė, švelnumas, laisvė. Man įdomu, kas kūrėjus įkvėpė pastatyti šiuos meno paminklus? Ar jie gyvenime ieškojo to kaip ir aš? Ekspresijos, laisvės, balanso? Kai pastatėm, iš karto tas įspūdis, kad ir erdvė atitinka. Atrodo, kad čia stovintis kūriniai tik ir laukia mūsų, kad pakviestų į kitokį pasaulį. Šiame parke ir skulptūros prabyla, kuomet leidai savo nurimti bei pajausti. Smagu, jog dar kartą čia sugrįžau. Čia radau ne tik vaikystės prisiminimus, bet ir suvokimą, jog pasikeičiau. Augdama išmokau giliau matyti meną bei pačią save. Žinau, jog dar keisis kaip ir visas pasaulis ir keisis mano santykis su menu. Todėl bus gera sugrįžti ir patirti tai vėl iš naujo.